šiandieną, nepaisant gražaus ir saulėto oro, šiandieną turime antrus mokymus seminarą apie mitybą ir sporto papildus. Turime kartu su mumis daktarę Gabrielę Balčiūnaitę Murzienę iš Sveikatos mokslų universiteto farmacinių technologijų instituto. Ši pranešėja tikrai daug išmano apie įvairiausius papildus, tame tarpe ir sporto papildus. Ir šiandien mums papasakos, kaip ten tie papildai, kaip nepamesti proto dėl jų ir ką su jais daryti. Tiesa, dar noriu priminti, kad šie mokymai yra projekto skirto rizikos, kurias kelia papildai mažinimui. Jie yra finansuojami UNESCO ir Lietuvos antidopingo agentūros. Ir jeigu turėsite kažkokių klausimų, tai drąsiai rašykit, pabandysim juos atsakyti. Ir šie mokymai yra daromas įrašas, tai juos taip pat galėsite dar kartą peržiūrėti, jeigu nepavyks to padaryti pilnai šiandien. Tai Gabrielė, sveiki, džiaugiamės, kad šiandien esate su mumis ir galėsit šiek tiek papasakot plačiau apie tuos papildus, su kuo jie čia valgomi. Tai ačiū už pristatymą. Viską teisingai pasakėt. Tik tai tiek, kad gal turiu paminėti, kad specifiškai sporto medicinos nesu labai daug čiupinėjusi. Tad kai kurie dalykai man irgi yra ganėtinai nauji. Ten jeigu prieš kokį mėnesį man būtų pasakę, kad sportininkai geria sodos tirpalą, aš būčiau labai suabejojus, dėl ko ir kam to reikia, bet ruošdamasi šitam pranešimui ir tolimesniai veiklai, būtent kas susijęs su antidopingu ir būtent augaliniais preparatais, gal čia vėliau papasakosiu, tos žinios plečiasi ir auditorija sportininkų labai yra netgi žiūrint bendrai apie papildus, turim ką turim, sužinosim, kaip čia viskas vyksta su papildais, vaistais, bet sportininkai yra dar didesniai rizikoje savo karjeros ir visų laiko ir protinių ir psichologinių investicijų, kai jie negauna tos patikimos informacijos ir galbūt ne visada turi tų žinių, kaip pasirinkti tą produktą, kuo skiriasi vienas nuo kito, ir taip toliau. O šiandieną mūsų toks planelis būtų, persirengęs reikia skaidrę. Taip. Matosi. Tai pradėsim nuo faktų ir skaičių. Visą laiką įdomu pasižiūrėti, kas vyksta pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje, kur mes apskritai stovim, nes ta pati situacija yra ne tik Lietuvoje, mes nesam bananų kraštas, turim tas pačias problemas. Toliau keliausim į kategorizavimą vaistas ir maistas, nes atrodo labai panašiai, vaistinių lentynose ne visą laiką atskirsi iš pirmo pažiūrėjimo, reikia žinoti, ką pasižiūrėti, koks ženklinimas skiriasi ir iš esmės viduj, kuo skiriasi, kokie yra reikalavimai kokybei, efektyvumui, saugumui. Ir pabaigoje bus tokia gal daugiau ir praktinė dalis, kuri ne tik sporto papildams būtų tinkama, bet ir apskritai, bet kokiam papildui, kaip jį išsirinkti ir ką reikėtų tikrinti. Tai tokie, tiesiog kaip gairės, ką daryti, kad išsirinktume tą gerą gaminį, kurio, vis tiek mokam pinigus ir norim gauti gerą produktą. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad ar pradėjus eiti į sporto salę, ar pradėjus profesionaliai sportuoti, dažnas, bent jau man asmeniškai teko susidurti, kad labai greitai prisistato žmonės, kurie siūlo ir programas, ir ne tik programas, ir papildus, ir teigia, kad čia neįmanoma, arba daug greičiau bus, arba bus efektyviau ir kaip tyčia, man taip atrodo, dar netgi vyriškiai yra
tą tikslinę publiką, kuri dažniau sulaukia tų tokių klausimų ir pasiūlymų papildams. Ir tikrai dažnas susižavė ir tie olimpiniai principai vilioja, norisi ir giliau, ir stipriau, ir aukščiau viską atlikti. Tačiau, na, yra gausybė tų papildų, ne tik vaistinėse, ne tik maisto papildų parduotuvėse, bet ir plačiam internete, kur galima įsigyti. Na ir įsigijus tą kažkokį papildą, kyla klausimas, ar aš tikrai vartoju tą, ką aš noriu vartoti ir ar tai yra kokybiškas gaminys. Žvelgiant į pasaulinę maisto papildų rinką, tai turim tokius skaičius 23 metų, kad, na, 177,5 milijardo JAV dolerių sudaro būtent šis rinkos segmentas, daugiausiai tai yra tablečių, kapsulių, minkštųjų gelių forma, ir tai yra sparčiai auganti rinkos dalis ir dideliais žingsniais žengiant į priekį, būtent kas susijęs su sportu, tai dažniausiai įsigyjami yra citrullinas, kreatinas, prolinas, tirozinas ir aminorūgštys ir kiti augalinės kilmės baltymai iš sojų pupelių, kukurūzų, kviečių ir panašiai. Kaip šitame visame kontekste atrodo Europa? Tai Europoje, na, šįmet tokia gal ir preliminari prognozija jau į pusę metų praėjus, tai turim, kad Europos rinka sudaro 21,6 milijardus dolerių iš to 177 ir tai yra viena sparčiausiai augančių iš viso pasaulio maisto papildų rinkų. Spartus labai augimas vyksta Europoje ir ypatingai paspartėjo po COVID pandemijos, nes, na, žmonės tai vertina kaip į, na, sveikesnį gyvenimo būdą vedantį praktiką maisto papildų vartojimas ir kad, na, kad gali būti geriau negu kad esu, na, irgi tie olimpiniai principai iš esmės. Ir maisto papildai yra ir, na, ir psichologinis toks momentas, kad tai rūpinimosi savimi priemonės, bet tai galbūt neturėtų būti kompensacija, tarkim, kaip miego trūkumai ar nepilnavertė mityba. Ir kiekviena maisto papildo reklama tai akcentuoja, kad, na, maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Ir populiariausi, jeigu bendrai imtume visą maisto papildų sektorių, tai yra maisto papildai imunitetui. Ir, na, tų reklamų vis daugėja ir žmonės tikrai domisi ir asmeniškai, ir tas susidomėjimas didėja ir augimas, matom, per tuos 5 ateinančius metus bus toks tikrai ženklus. Kaip atrodo Lietuva šitam kontekste? Tai, na, palyginti su kokia Italija, kurie per vienas žmogus paskaičiuota per metus išleidžia vidutiniškai 63,3 euro maisto papildams. Tai yra vidutiniškai vienas žmogus populiacijoje. Bet jeigu paverstume, kiek tai iš viso yra pinigų, na, Italija nėra, Italijoje gyvena 58, beveik 59 milijonai žmonių, o pavyzdžiui, kokioje Vokietijoje 83, beveik 84 milijonai. Tai tie absoliutų skaičiai būtų dar didesni. Lietuva šitam kontekste gal atrodo ir kiek kukliai, bet stebima tokia tendencija, kad tos didelės šalis, na, jos jau įpratę ir tikrai gausiai vartoja maisto papildus, bet stebimos tendencijos, kad tos mažos šalis, vat, kaip mes, lietuviai, latviai ar lenkai, na, augimas yra dar spartesnis, tai tikrai galim tikėtis, kad ir tų visų produktų daugiau gausim savo akiratyje ir to pasirinkimo tikrai daugės. Ir kai ateina laikas rinktis maisto papildas ar vaistas, ne visada lentynoje aišku, kas yra kas ir kuo tai skiriasi. Na, tai manau, žinant tą tokią kaip teorinį pagrindą, kuo tai skiriasi, galima įvertinti, kada reikia kurio elemento, ar tai papildo, ar maisto, ar mano požiūriu. Tai
tiek vieną, tiek kitą, tiek žmogaus sveikatoje bendrai, tiek sporto srityje, tiek vieną, tiek kitą turi savo nišą ir, tik reikia įsivertinti tą situaciją. Pradėsim nuo vaistų. Ir vaistas, jis ir Lietuvos farmacijos įstatyme apibrėžiamas kaip vaistinė medžiaga ar jų derinys, kurie yra skirti žmogaus ligoms gydyti ar jų profilaktikai. Taip pat gali koreguoti, modifikuoti žmogaus fiziologinės funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas. Ir čia turim Europos direktyvą, kuri priimta ne tik ir visoje Europoje, bet ir galiojanti ir Lietuvoje. Ir jie siekiama, kad kiekvienas vaistas būtų saugus, veiksmingas ir kokybiškas. Tai yra kaip ir viso vaisto statusas yra užtikrina tokį saugumą, veiksmingumą ir kokybę. Kalbant apie vaisto kelią apskritai, nuo ko prasideda vaistas, tai yra nuo taikinio paieškos. Tai galima galvoti, kokį mes receptorių, kokį geną veiksim, ar kokią organų sistemą. Ir tokį turiu sumašius palyginimą įsivaizdavimui, kokie tai yra skaičiai. Tai pradiniam tam etape tų taikinių paieškoje yra tiek molekulių, kiek galėtume prilyginti kibirui žvyrui, kiek yra tenai atskirų žvyro dalelių. Ir einant per atskiras tas grandis, per pirmą atranką, compound screening čia parašyta, lieka 10 000 kandidatų, tai būtų kokia 200 ml stiklinė to paties žvyro. Iš tos stiklinės dar paimam valgomo šaukšto to žvyro ir toliau skryninam, ir į klinikinius tyrimus patenka 10-20 kandidatų, tai iš to viso kibiro, tik tai keletas tų žvyro grūdelių, jeigu taip prilyginam. Ir iki galutinio to patvirtinimo ir vaisto registracijos nueina tik tai viena ta smiltelė, viena molekulė, kuri iš tikrųjų parodo tą efektyvumą ir yra saugi. Kaip vyksta vaisto registracija, tai yra paruošiamas dokumentų paketas, kai jau turim tą atrinktą molekulę, turim atliktus tyrimus, turim saugumo duomenis, visa tai yra surenkama ir pateikiama į vaisto bylą, kuris skirstoma į 5 modulius. Administracinė informacija, tai, pavyzdžiui, kas registruoja, kurie įsikūrė, kokie jų yra subtiekėjai, kur vyksta analizė ir panašiai. Techninė informacija, gali būti kokios yra patalpos, kokie yra įrenginiai, kaip jie prižiūrimi ir panašiai. Trečioje dalyje preparato kokybė, aptarsiu kitoj skaidriai, tai viskas, kas susijęs su kokybė. 4 modelis iki klinikinių tyrimų duomenys ir 5 klinikinių tyrimų duomenys. Tai apima ir saugumą, ir veiksmingumą. Kokybei tas akcentas yra tikrai didelis ir turim Europoje galiojančius daug vadinamų ICH gairės, kurios nurodo, kaip reikia parašyti tą dokumentą, kad jisai būtų aiškus ir toks kaip susitarimas, kaip turi atrodyti dokumentas, kad mes visi Europoje jį pasižiūrėję galėtume įvertinti ir tą vaistą registruoti, ar tai Europoje, ar tai šalyje narėje. Ir tos pačios taisyklės galioja visoje Europoje. Ir čia pamiršau paminėti, visoje Europoje centralizuotų būdų vaistai gali būti registruoti per Europos vaistų agentūrą, pateikiant centralizuotą bylą, arba per valstybės narės, irgi, tarkim, per nacionalinę procedūrą, kai registruojama tik tai šalyje narėje ir vaistas registruojamas tik tai šalyje. Tai, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gauna pateikiamą bylą vaisto registracijai, tik nacionaliniai procedūrai, tai mes turėsim tik Lietuvoje registruotą vaistą. Bet jeigu tą prašymą gauna Europos vaistų agentūra, atitinkamai vaistas bus registruojamas visoje Europos Sąjungoje. Ir tų vaistų
mes per metus, pavyzdžiui, per 23 metus visiškai naujų vaistų pačiom įvairiausiam ligom yra registruotas 77. Tai sritys labai įvairios, bet, na, galima įsivaizduoti, kad ta pažanga, jinai, kad ir lėtai, bet tikrai vyksta. Dar grįžtant prie kokybės, turim tokį dokumentą kaip Europos farmakopėja, kur yra, na, toks dokumentų rinkinys, kuris nurodo vaistinių medžiagų kokybę. Kaip ta vaistinė medžiaga turi atrodyti, kokios ten galimos priemaišos, koks nuodžiūvis, kokios techninės charakteristikos. Taip pat atskiri straipsniai aprašoma pačią vaisto gamybą, kaip viskas turi atrodyti, kaip turi būti atlikta analizė. Na ir toks dokumentų rinkinys pagalbininkas iš esmės, nes tai yra bendras susitarimas ir žinom, kad jeigu pas mus yra taip, tai ir kur nors Vengrijoje ar Graikijoje irgi lygiai taip pat bus reikalingos tos pačios taisyklės. Ir būtent kokybės dalyje, vaistinio preparato kokybės dalyje, bylos dalyje, aptariamas fizinės, cheminės, biologinės, mikrobiologinės vaisto savybės, tiek vaistinės medžiagos, tiek galutinio vaistinio preparato. Na ir tai sueina ta kokybė ir į tą patį efektyvumą kaip garantas, kad kiekvieną sykį ta pati vaisto forma veiks taip pat. Kitoje kryžkelės pusėje yra maisto papildas ir tai yra kiek kita kategorija ir tai yra Europoje bendras sutarimas, kad tai yra laikoma maisto produktais ir kad, na, jie yra skirti mitybai papildyti medžiagomis, kurios turi fiziologinį poveikį arba racioną gali papildyti ir už tų produktų saugą tenka atsakomybė maisto papildo gamintojui. Kaip į lentyną, kaip sugalvojus sukurti naują maisto papildą, patekti į parduotuvių lentynas. Tai yra, čia vėliau paminėsiu, kas gali, kas negali būti maisto papildų, bet norint notifikuoti maisto papildą, Lietuvoje reikia kreiptis į valstybinę maisto veterinarijos tarnybą, kurie turi savo procedūras, kurias irgi aptarpsim, ir įvertinus dokumentus, na, tas maisto papildas yra legalizuojamas, galim sakyti taip. Europos maisto saugos tarnyba yra toks organas, kuris, na, prižiūri, kad papilduose esančios medžiagos būtų saugios. Tai yra prieinamos individualių junginių, ar tai augalinių, ar tai cheminių junginių saugumo analizės atliekamos ir įvertinta, ar tai yra saugu kaip maistą vartoti, iki kokių dozių ir taip toliau. Pateikus, norint įteisinti maisto papildą, tai, na, ta procedūra yra tikrai tokia mažiau popierizmo reikalaujanti. Reikia pateikti etiketės pavyzdį ir dokumentus, kad juridinis asmuo gali vykdyti tą veiklą susijusią su maisto tvarkymu, pateikti savo duomenis, kitas administracinės informacijas, pavyzdžiui, kad sumokėta valstybės rinkliava už notifikaciją. Ir jeigu papildas įvežamas iš trečiųjų šalių, na, tai būtų ar tai JAV, ar Japonija, dabar netgi ir UK, dar papildomai turi būti pateikiamas to produkto laboratorinio tyrimo protokolas, dokumentas, kur pažymimos sudedamosios dalis, kad jos tinkamos yra žmonėms. Taip pat reikia dokumento, kad kitoje, toje trečioje šalyje užregistruotas, notifikuotas maisto papildas yra teisėtai užregistruotas ir toje šalyje veikiančios institucijos patvirtintas. Na ir jeigu kalbame apie naująjį maistą, tokia atskira kategorija, reikia pateikti patvirtinimą, kad, na, dalis preparato ar visas tas preparatas, jo sudėtinės dalis yra priskiriamas tai naujo maisto kategorijai. Kaip atrodo laboratorinio tyrimo protokolas,
jeigu pateikiamas prašymas notifikuoti maisto papildą iš trečiųjų šalių. Na, tai tokį pavyzdį radau tiesiog internete. Ir vertinami, na, pavyzdžiui, čia yra hidrolizuotas kolageno milteliai ir vertinama fizikinės savybės, pavyzdžiui, pH, nuodžiūvis, viskoziškumas, aišku, vertinama, kiek yra baltymo, ta procentinė išraiška pateikiama, taip pat sunkių metalo priemaišos ir mikrobiologinė tarša. Na ir kadangi tai yra maistas ir kiti maisto produktai, jeigu yra, na, ar Europoje, bet kurio kitoj šalyje kaip įteisinami, jie irgi turi turėti panašius analizės protokolus. Gali būti dar papildomai atliekama mikotoksinų analizė, jeigu tai yra augalinės kilmės produktas, kas irgi, na, svarbu, kad tas maistas būtų saugus. Ir tai yra viskas, ką reikia pateikti, norint registruoti maisto papildą. Ir palyginus vaistinį preparatą nuo maisto papildo, kuo viena nuo kito skiriasi, na, daugiau gal norėčiau akcentuoti, kad efektyvumas vaistams yra atliekami klinikiniai tyrimai, maisto papildams jie nėra būtimi, galbūt yra duomenų surinktų, kurie rodo, kad, na, kažkokia medžiaga veikia taip ir taip gyvūnuose, ląstelėse arba žmonėse. Ir čia irgi, na, jeigu matote kažkur aprašuose pateiktus duomenis, reiktų prisiminti, kad jeigu tai yra tyrimai su ląstelėm, na, galime įsivaizduoti, kad žmogus nuo ląstelės tikrai daug kartų skiriasi, nes tai yra visa sistema ląstelių. Taip pat žmogus skiriasi ir nuo gyvūno ir tie rezultatai ne visada atsikartoja. Na, iš esmės, gal kadangi tai yra kaip maisto papildas ir tik tai papildo ir neturi kažko gydyti, tai kaip ir viskas ok, bet jeigu norim efektyvumo, tai irgi reiktų įvertinti. Kokybės kontrolė vaistinių preparatų atliekama pastoviai ir atliekama valstybėje narėje kompetitingos institucijos, tai Lietuvoje būtų valstybinės vaistų kontrolės tarnybos kokybės laboratorija. Tokia pati laboratorija yra bet kokioj kitoj Europos valstybėje, kuri atlieka tą analizę, tiek serijų, tiek atliekami stabilumo tyrimai, kad, na, tame nurodytame vaisto galiojimo laikotarpyje tikrai būtų tai, kas yra parašyta ant pakuotės. Maisto papildams notifikuojant reikalinga pateikti, kaip matėt prieš tai skaidrėje, analizės sertifikatą, tačiau tolimesnė analizė, na, jinai nėra būtina ir tai jau priklauso nuo paties gamintojo, ar jisai investuos papildomai pinigus į analizės metodus, jų vystymą, jų palaikymą ar ne. Ir taip pat prižiūrinčios institucijos, tai pavyzdžiui Lietuvoje, tai yra valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, jie atlieka randomizuotus kokybės vertinimo tyrimus, na, ir pateikia rezultatus, jeigu tai netitinka maisto produktams keliamų kokybės reikalavimų, tuomet gaunam pranešimus, apie kuriuos irgi dar vėliau pakalbėsim. Kas gali būti maisto papildas yra taip pat susitarimas aprašytas Europos direktyvoje. Tai tikrai nėra vien vitaminai ir mineralai, kad, na, tenka dažnai girdėti, kad, na, nusipirkim vitaminų, tai vitaminas taip ir įsivaizduojamas, kad ten bus tik tai vitaminas arba mineralas. Bet gali būti ir kitos maistinės medžiagos, amino rūgštys, skaidulos, riebiosios rūgštys, probiotikai, antioksidantai, gali būti ir augalinės žaliavos, iš jų pagaminti ekstraktai. Na, kaip pavyzdys, populiarios yra ežiuolės, ežiuolių ekstraktai, ciberžolių šaknų milteliai, kitos biologiškai aktyvios medžiagos, koenzimai, Q10 pavyzdžiui, papainas, bromelainas, melatoninas.
Ir naujasis maistas. Tai toks maistas, kuris, Europos bendrijai nebuvo vartotas iki 97 gegužės 15 dienos. Ir, jeigu jisai nebuvo vartotas, vadinasi, mes neturim tos tradicinės vartojimo patirties ir tų saugumo duomenų, tada tokį naujo maisto kandidatą įvertina Europos EFSA ir pateikia ataskaitą, ar tai galima vartoti kaip maisto produktą, maisto papildų sudėtyje ar maiste, ar ne. Tai pavyzdys naujo maisto galėtų būti godži uogos. Tikrai čia prieš keletą metų jos buvo labai populiarios, dabar kažkaip man mažiau matosi, kad jų būtų labai populiarumas didelis, bet turim dabar tokį jau keletą metų labai populiarų naują maistą, kuris nėra patvirtintas, tai yra kanabindinolis ir, vis dar laukiam EFSOS duomenų ataskaitos, ar tai bus įteisinta, ar tai nebus. Tai toks laukimo procesas. Ir kol tai nėra įteisinta, tai negali būti naudojama maisto papilde. Tai irgi čia mato šioje skaidrėje, kas negali būti maisto papildų. Tai medžiagos, kurios nėra išvardintos pirmam direktyvoje, tai ten yra mineralinės medžiagos ir vitaminai, vaistinės medžiagos, pavyzdžiui, mesulidis, sildenafilis, anaboliniai steroidai. Čia bendrai jų negali būti bet kokia maisto papildė, nebūtinai kalbant apie sporto skirtus papildus. Taip pat toksinės pavojingos medžiagos, tai čia atrodo natūralu, sunkieji metalai, mikotoksinai, naujasis maistas, kaip minėjau, iš jų kanabindiolis. Taip pat kai kurie yra uždrausti maisto priedai, pavyzdžiui, dažikliai kai kurie, fenoftalinas ir kitos uždraustos medžiagos, kurios irgi jau artėja prie to sporto. Ir, pavyzdžiui, silbutraminas, DMMA, efedros, kartuolės, jos negali būti maisto papildų. Gabrieliau, norėčiau paklausti, o jeigu, tarkim, to medžiagos, jos eina į vaistinio augalo sudėtį, paminėjo DMAA, dimetilheksanaminą, kas yra snapučių aliejuje. Ar snaputis gali būti naudojamas? Ne, jeigu atsakyti trumpai, ir čia gal galiu paminėti naujausią naujieną, tai yra UNESCO antidopingo darbo grupės naujausia iniciatyva, yra tradicinės farmakopėjos sukūrimas. Kas yra tradicinė farmakopėja? Tai bus toksai augalų rinkinys, sąrašas, kurie bus įvardinti kaip netinkami sportui. Tai pavyzdžiui, dabar yra jau išleistas arabų šalių tradicinės farmakopėjos dalis ir nuo šiandien, nuo dabar vyksta posėdis, bus leidžiama ir kitų pasaulio regionų tradicinė farmakopėja, kur taip pat bus įvardinti tie augalai. Tai jeigu žiūrim tą, ką dabar turim iš arabų kraštų, tai tikrai uždraudžiami yra kanapės, opiaus aguonos, po to šunvišnės, durnarupės ir panašus tokie dalykai. Ir tas sąrašas toks visai netrumpas. Ir man įdomios pasirodė dvi pozicijos, kas pas mus tikrai vartojama papilduose ir ganėtinai yra populiaru. Tai pavyzdžiui, arnikos. Arnikos šiaip Europos tradiciniai medicinoje jos daugiau naudojamos išoriškai, sumušimo mažinimui, lengvinimui tų mėlynių gėjimui, intensyvinimui, bet taip pat įdomu buvo, kad yra įtraukta ir pasiflora. Pasiflora inkarnata, toks augalas, kuris dažnai naudojamas dėl savo tokių raminančių savybių, nes veikia benzodiazepino receptorius. Ir jos buvo įtrauktos į tą tokį sąrašą, kur reikėtų atsargiai. Įdomu, ką pateiks Azija, nes žinau, kad pavyzdžiui, šitie, kaip jie dabar lietuviškai, ašvagandos, migdomoji vitanija, tenai yra tokia situacija, kad vitanolidai, tie junginiai, kurie yra
aktyvusis ašvagandų komponentas, jie savo struktūrą yra labai panašus į steroidinius hormonus. Tai tikrai žinau ir Lietuvoje vieną atvejį, kad aukšto profesionalumo sportininkė, tiesiog gyvenimo kokybės gerinimui, streso mažinimo tikslu vartojo ašvagandą ir, gavo tokią reikiamybę pasiaiškinti, ką reiškia tie vitanolidai jo šlapimo mėginyje. Tai galbūt, nežinau, kaip pasibaigė ta istorija, galbūt jau antidopingo agentūra geriau papasakotų, bet, tokia rizika ir tikrai nervų galinti kainuoti. Tai net jeigu ta medžiaga yra augalinėme kažkokiame pavidalėje, jinai taip pat nebūtų leidžiama sportui. Ir ypatingai aukšto meistriškumo sportininkams. Taip, ir jeigu tęsiant toliau, tai turim pasaulio antidopingo agentūros sąrašą medžiagų, kurios negali būti vartojamos profesionaliame sporte, taip užtikrinant, kad sportas ir sporto rezultatai pasiekiami yra etiški, ir buvo sąžiningai sukovoti, gal taip galima sakyti. Ir sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais. Ir įdomu iš tikrųjų stebėti, ką dar naujo yra atrandama, kas yra efektyvu ir tikrai stipriai pakeičia tą sportininko fiziologiją, kad galim pasiekti tų ypatingai pagerintų rezultatų. Kalbant apskritai apie maisto papildų profesionaliame sporte vartojimą, tai dažniausiai tai yra vitaminai, mineralinės medžiagos, baltymai, aminorūgštys. Ir tai visai suprantama, vitaminų, mineralinių medžiagų, jeigu atliekamas kraujo tyrimas, dažnai būna tokia situacija, kad žmonės nesusirenka. Bet ypatingai sporto sektorius, tai baltymai, aminorūgštys, stimuliantai, svorio metimui skirti preparatai irgi yra populiarūs. Ir žiūrint, kokie yra tyrimų duomenys, tai buvo įdomus tyrimas atliktas profesionalių sportininkų gretose ir tai yra 2000-2004 metai. Sidnėjaus ir Atėnų olimpinės žaidynės buvo apklausti sportininkai, kiek iš jūsų vartojate maisto papildus likus bent 3 dienas iki to galutinio pasirodymo. Ir skaičiai tikrai nemaži, 78 Sidnėjuje procentai, 75, beveik 76 procentai testuotų sportininkų Atėnuose. Jie pripažino, kad jie vartojo maisto papildus. Kiti tyrimai dar atrodo dar didesnius tuos skaičius, bet ten jau buvo ne olimpiečiai kalbinti, bet tarkim koledžo studentai, profesionaliai sportuojantis, kaip būtų galbūt Lietuvos sporto universiteto studentai, to atitikmuo. Ir tas vartojimo paplitimas, jis tikrai nėra mažas. Ir registracijos metu irgi buvo įdomu, klausimas buvo pateiktas, ar vartojate maisto papildus, ir duomenys tikrai yra panašus su pasauliu ir matom, kad 78, beveik 0,5% visgi renkasi vartoti maisto papildus. Ir su to iš esmės yra viskas ok. Tik tai, kas nėra ok, kad maisto papildas, jau susipažinom su kokybės reikalavimais jiems, kaip atliekama ta kokybės kontrolė. Ir gali nutikti tokie atvejai, kad atsiranda maisto papilde nedeklaruotų priemaišų. Iš kur tai atsiranda? Tai gali būti arba atsitiktinai, dėl pavyzdžiui prastos gamybos praktikos, prastai valomų įrenginių, arba sąmoningų gamintojų veiksmų, kurie, reikia būti sąžiningais, tai vyksta. Ir ne tik sporte. Ir kas yra įdomu, kad tų priemaišų kiekis nebūtinai turi būti didelis, kad būtų užčiuopiamas tas kliniškai reikšmingas medžiagos padidėjimas kraujyje. Buvo įdomus tyrimas 2009 metais atliktas ir tremiesiems buvo
skirtas maisto papildas, kuriame buvo tik tai pusė, kaip čia, ppm, tai parts per million yra šifruojamas tas matavimo vienetas, būtent steroido prohormono 19 norandrosteroidiono. Ir tai yra tik tai 2,5 mikrogramo. Mikrogramas yra -6 berods laipsnio. Tai labai nedidelė dozė ir vis tiek buvo aptinkamas tas reikšmingas tos medžiagos kiekis, kuris būtų nulėmęs, kad dopingo testas būtų teigiamas. Ir pasaulyje apskritai pasižiūrėjus, netyčinių tų vartojimo atvejų tikrai yra ir peržvelgiau, ką turim literatūroje, spaudoje. Tai pavyzdžiui, 14-metė sportininkė Abby Raymond buvo diskvalifikuota, dėl būtent, jinai vartojo prieš treniruotės skirtus maisto papildus, tam savo treniruotės efektyvinimui ir galų gale per varžybas ištestavus buvo aptiktas draudžiama medžiaga, bet tai, jinai pati vartodama net nežinojo, kad jinai vartoja kažką, kas nėra leidžiama. Kitas pavyzdys, tai plaukikas, kuris lygiai taip pat vartojo maisto papildus, tiesiog tam savo berods elektrolitus, dabar tiksliai neprisimenu, ir jie buvo su priedu, kuris nulėmė, kad jo rezultatai buvo anuliuoti ir jis buvo diskvalifikuotas. Lietuva, ne bananų kraštas, ir tikrai pats neseniausias atvejis tai buvo bėgikės Zitos Kosač atvejis ir tikrai jisai nuskambėjo ir antidopingo agentūra skelbė informaciją, kad sportininkė vartojo BCCA, kaip ten jie išsišifruoja amino rūgščių papildą, tiesiog savo sportiniam gerbuviui ir pasirodo, jinai buvo užteršta su draudžiamom medžiagom ir jos rezultatas buvo anuliuotas ir jinai pati diskvalifikuota iš žaidimo. Ir įdomu, kad tie atvejai atrodo čia tik 3, bet jeigu pasižiūrėtume, ką irgi duoda tyrimo duomenės, tai buvo įdomi sisteminė apžvalga literatūros atlikta, atrinkti iš viso 3132 atvejai, kai buvo vertinti maisto papildų kokybė bendrai paimta. Ir iš jų 27% visgi turėjo tų nedeklaruotų medžiagų, kurios yra draudžiamos sporte. Ir matom, jų spektras tikrai yra platus. Tai gali net nežinodamas savo pasidaryti meškos paslaugą. Ir visą tai žinant, kyla klausimas, tai ką daryti? Tikrai yra atvejų, kai reikia elektrolitų gausiai prakaituojant, ypatingai vasarą. Kaip išsirinkti tą, kad būtų saugu ir bent jau nepakliūčiau už tai, ko negalvojau, kas darantis. 100% garantijų tikrai niekas neduoda ir nei viena dopingo agentūra, bet, žinant tam tikrus žingsnius, gairias, ko ieškoti, kur pasitikrinti informaciją, galim tą riziką sumažinti, galbūt net iki minimumo. Tai visų pirma, jeigu perkate maisto papildus Lietuvoje, tai reikėtų tikrinti, ar jie yra notifikuoti. Tai notifikacija reiškia, kad bent jau valstybinės maisto veterinarijos tarnybos specialistai yra patikrinę dokumentaciją ir, pas mus Lietuvoje yra, kadangi Europa turi ir bendrą tą visą reguliaciją, bet valstybės narės turi dar šiokių tokių skirtumų. Tai pavyzdžiui, Lietuva turi tokią tvarką, kad maisto papildas į rinką gali būti tiekiamos po pirminės duomenų analizės ir dažnai galite pamatyti, jeigu tikrinsit šitą sąrašą, kad tarkim net ir nuo kokių 2018 metų pateikti duomenys, kad maisto papildas yra vertinamas, bet jisai jau praėjęs tą pirminę
peržiūrą, jisai jau gali būti platinamas. Ir, pavyzdžiui, priešingai kokioj nors Latvijai iki galo neįvertinę visų duomenų, jie neleidžia platinti produkto. Tai reikia turėti tai omeny, kad pamatė, kad nenotifikuota, dar analizuojama, gali tokiu atveju papulti, bet jie jau bus platinami, ir bent jau pirminė apžiūra bus atlikta, jeigu jisai bus ten sąraše būtent notifikuojamų maisto papildų. Kitas yra geras dalykas, yra Europos tokia man labai patinka šita sistema, vadinasi RASF, Rapid Alert System for Food and Feed. Ir tai yra sistema, skubių pranešimų sistema apie nesaugius maistus ir pašarus. Ir čia, kompetitingos institucijos, tai pas mus VMBT, Europoje atitinkamai kiekvienoje šalyje savi reguliatoriai, kaip minėjau, ankstesnėse skaidrėse randomizacijos principų patikrina kartais nuo karto tuos produktus ir, atradę kažkokių netitikimų apie tai praneša, ypatingai jeigu tai yra susijęs su sveikata ir pavojų sveikatai. Ir jeigu tai yra aptinkama, tai įvedama tokia procedūra, kad tie produktai, kurie jau yra išplatinti rinkoje, turi būti surenkami. Jeigu dar kur nors sandėliuose yra tos serijos produktų, kuriuose nustatytas tas pažeidimas, jie yra surenkami iš sandėlių ir jų platinti jau nebegalima, o vartotojai, jeigu jie jau turi įsigiję atitinkamų nekokybiškų produktų, gali juos grąžinti į prekybos vietą, pateikdami čekį. Tai čia, iš tikrųjų gera tokia sistema ir kartais net ir kiekvienam asmeniškai gali būti visai įdomu pasiskaityti, nes aš dabar galvoju, bandžiau prisiminti, kiek aš viešoje erdvėje kada nors išgirdau pranešimų apie nesaugius maisto gaminius. Tai tikriausiai vienintelis atvejis buvo, kai tikrai garsiai nuskambėjo, tai gal prieš porą metų Lidl prekybos centre buvo aptiktas nesaugus kanapių aliejus, kuriame buvo tetrahidrokanabinolio priemaišos ir visas tas aliejus turėjo būti surinktas, bet kadangi kalbam apie tokią medžiagą, tai žmonės labai ieškojo, kur nusipirkti to aliejus. Ir iš tikrųjų įdomių atvejų būna, bet reikia žinoti, kuriuos atrasti. Ir padariau tokią, kur tuos RAS pranešimus tikrinti, būtent Lietuvos pranešimus, tai yra VMBT puslapyje, ten viršui einant maisto sauga ir kokybė ir skubus RAS pranešimai, visas sąrašas pateikiamas. Ir padariau tokį researchą. Per šiuos metus pranešimų apie sporto papildus yra gauta tiek, ir dažniausiai tai yra sudėties netitikimas. Koks tai maisto papildas, iš kur jis atvykęs, kokią partijos numerį, ta RAS sistema pateikia. Ir jeigu randat, kad jau esate įsigiję tą maisto papildą, tos partijos numeris tikrai drąsiai galite nešti pardavėjui, pateikdami čekį ir atgauti pinigus. Jeigu neturi čekio, tai bent jau tuomet nevartokit to preparato. Bet ką reikia paminėti, kad tai yra vertinama jų kokybė pagal tuos reikalavimus, kurie keliami maisto produktams. Tai Lietuvoje galbūt antidopingo agentūra, nežinau, gal mane patikslinsit, atlieka tos tyrimus ir vertina, ar nėra priemaišų tuose preparatuose. Nes nežinau. Nuvilti, bet antidopingo agentūra netiria jokių papildų, net ir atrankėjai. Pasaulyje tai gali daryti išorinės organizacijos, kurioms moka patys gamintojai, kurie kaip kokybės kontrolė, ar mūsų sudėtis, ką mes deklaruojam, atitinka tai, kas yra realybėje. Ir tai tiesiog padidina papildų saugumą.
bet mes netikrinam, vieninteliu atveju gali būti tikrinami papildai, patys papildai, o ne žmogus. Tai, panašiu atveju kaip Zitos, kai buvo papildų užterštumas, kartu su sportininke, stengiamės siųsti tą papildą į laboratoriją. Tai nėra Lietuvoje tokios laboratorijos, kuri tirtų, deja. Ir buvo tikrinama, ar ta sudėtis atitinka, ar nėra tų draudžiamų medžiagų pačiuose papilduose. Bet tai irgi dar negarantuoja, kad tie papildai nebuvo užteršti po atidarymo. Dėl to visada rekomenduojam, kad sportininkas pirktų 2 papildų pakuotės. Vieną tą, kurią vartoja, kitą tą, kuri nėra atplėšta, kad būtų galima įrodyti, jeigu netyčia kažkas nutiktų, jog ne pats sportininkas įdėjo draudžiamą medžiagą. Taip, ačiū už komentarą. Ir, net jeigu tai yra ir maisto kokybės reikalavimų netitikimas, tai jau toks įtarimas gali būti, kad, kas ten dar daugiau gali būti, gal dar turim to, ko mes nenorim. Čia, aišku, tik tai prielaidos ir, negalim žinoti. Ir RAS pranešimai galima tikrinti juos visos Europos mastu. Čia irgi labai įdomu pasižiūrėti, skirtingoms maisto apskritai kategorijoms, skirtingi pranešimai. Ir aš visada pasižiūriu būtent maisto papildus ir kokie pranešimai gaunami. Ir tikrai dažnai gaunami pranešimai apie maisto papildus, kuriuose yra vaistinių medžiagų priemaišos ir populiariausias yra sildenafilis. Populiarus vaistas, populiariausias tikriausiai, jeigu nežinot vaistinės medžiagos, tai firminis pavadinimas yra Viagra. Ir vienas populiariausių vaistų su savo įdomia sėkmės istorija. Ir siekiant sukurti kažkokį tikrai matomą efektą, įdedama vaistinių medžiagų priemaišos, tas efektas pasimato tikriausiai, bet jeigu nesilaikoma vartojimo instrukcijų, gali būti, tiesiog kyla grėsmė žmogaus sveikatai ir tų atvejų tikrai yra. Ir atsimenu čia, jau gal koks 10-metis, atvejais, kai Švedijoje buvo įsigytas maisto papildas, ten buvo šitie Spanguolių maisto papildas ir moteriškė vartojo ir galvoja, man būtų geriau, kad jisai greičiau suveiktų, tai aš pavartosiu didesnę dozę, negu kad nurodė. Ir ko pasėkoje išsivystė mūsų kepenų nepakankamumas, kas po to pasirodė, kad buvo kaltas maisto papildas, kuris turėjo priemaišą nimesulidą, nimesilis vaistas žinomas, ir neletalus atvejis, bet su pasiekmėm greičiausiai. Taip, turim tokią situaciją, kai reikia galvoti, ar tikrai man reikia to papildo ir ar aš jį vartoju teisingai ir kodėl aš jį vartoju. Kitas dalykas, tai yra labai, man irgi visai patinka šitie dalykai, yra sertifikuotos laboratorijos, kurios užsiema būtent maisto papildų kokybės tikrinimu. Jos nusišalina nuo interesų konflikto, tai reiškia, kad patys gamintojai nefinansuoja jų tyrimai, tarkim, finansuojami iš pačių vartotojų, tai tikrai žinau pavyzdys Consumer Lab, Amerikoje įsikūrusi laboratorija, ir galima išsipirkti savo kaip narystę ir iš esmės tu savo narystę finansuoji tos tyrimus ir finansuodamas tyrimus gali pasiskaityti jų duomenų bazę, kokie įvertinti papildai ir kokia ten jų kokybė. Kas įdėta, kiek įdėta, ko nėra ir ar ko yra. Ir čia toks rimtas žingsnis į tą kokybę ir tą, kad tie išleisti pinigai nebus už kokį kalcio karbonatą, nors įsivaizduoju, kad geriau kokį kolageną, kas irgi yra įmanoma. Ir kaip atsirinkti tas laboratorijas, tai čia, aišku, pateikti ir pavyzdžiai tų laboratorijų ženklų, bet reikia žiūrėti, ar jos turi išorinę akreditaciją,
ar turi geros laboratorinės praktikos sertifikatą ir ar gali jie vertinti bendrą papildų saugumą ar kokybę. Ir tai yra rekomendacijos pateikiamos Amerikos Jungtinių valstijų antidopingo agentūros, kaip tokią laboratoriją atsirinkti. Kitas kelias yra irgi, jie skaitosi laboratorijos, bet jie specializuojasi specifiškai sporto maisto papilduose. Tai tikriausiai sportininkams gerai žinomas Kölner liste, kur gali susivedęs maisto papildo pavadinimą pasitikrinti, ar jisai testuotas toje laboratorijoje, ar jisai yra saugus. Ir nors tai nėra 100% garantas, bet tai jau šiek tiek arčiau to saugumo norimo tos etiškos sporto praktikos. Ir jie būtent atlieka tą patikrą, kuri yra orientuota į WADA draudžiamų medžiagų tyrimus. Ir jie nevertins galbūt ten maisto papildo sudėties, bet patikrins, ar nėra visų WADA sąraše esančių medžiagų. Tokia rizikos mažinimo strategija. Kitas variantas čia yra UK, Jungtinės karalystės Informed Sports, ir taip pat pateikiami sąrašai tikrintų, testuoto maisto papildų, kurie greičiausiai bus saugesni negu kad netestuoti. Australai turi batch tested ir taip pat pateikia tokį sąrašą, ir jie netgi turi elektroninę parduotuvę. Tai pasižiūrėjau kainos yra didelės, dar plius atsiuntimas, bet jeigu tai yra profesionalus sportas ir keliami aukšti etiškumo reikalavimai, tai galbūt ir verta į tai atkreipti dėmesį. Kur perkame maisto papildus? Maisto papildai, kadangi yra maistas, jie gali būti parduodami ne tik vaistiniai, bet ir maisto prekių parduotuviai. Ir tikrai matom, Lietuvoje tas vyksta, ir ne tik Lietuvoje. Ir jeigu perkate, tarkim, iš vaistinės, tai reikėtų patikrinti, ar ta elektroninė parduotuvė, save deklaruojanti kaip vaistinė, ar ne iš tikrųjų yra vaistinė, nes būna tokių puslapių apsimetėlių. Ir jeigu elektroninė vaistinė registruota kur nors Europoje, tai tas puslapis turės pačioje apačioje tokį ženkliuką. Lietuviškos vaistinės turi Lietuvos vėliavėlę, jeigu tai būtų Latvija, tai būtų Latvijos vėliavėlė, latviškas užrašas, ir atitinkamai kitose šalyse. Vaistinės negali prekiauti, pavyzdžiui, nenotifikuoto maisto papildais, tame tarpe ir maisto papildai sportui. Tai šiokia tokia jau pirminė duomenų analizė jau būna atlikta, ir bent jau jie yra notifikuoti. Jeigu tai yra specializuota maisto papildų sportui parduotuvė, tai reikia tada, būtų gerai pasianalizuoti, kas yra parduotuvės savininkas, kokia jo reputacija, ar jie turi fizinių parduotuvių, kokie atsiliepimai, tokie gal net bendriniai tokie, bendrinės gairės, kaip atsirinkti tą maisto papildų sportui parduotuvę. Taip pat reikalinga tikrinti gamintoją. Nežinau, kaip šitą nuimti. Taip. Pats maisto papildų gamintojas, jisai kaip maisto gamybą vykdantis subjektas, jis gali ne tik turėti tą leidimą, kad tą su maistu susijusią veiklą vykdyti, bet kiekvienas papildomas žingsnis, pavyzdžiui, geros gamybos praktika, kas yra ypatingai svarbu, kalbant apie maisto papildų sportui, toks papildoma investicija link tos norimos kokybės. Kiti galimi variantai yra ISO standartai, ir būtent ISO 22000, tai maisto saugos valdymo sistema ir kokybės vadybos standartas.
atitinkamai yra pasaulinis maisto saugos standartas BRC, FFSC, maisto saugos sertifikavimo sistema maisto gamintojams. Na ir jie turėdami šios pažymėjimus, tos sertifikatus, na, yra arčiau tos kokybės negu tos papildų kompanijos, kurios neturi tų pažymėjimų. Ir taip pat svarbi reputacija, ar ta kompanija galbūt kartu atlieka ir vaistų gamybą. Na, jeigu toje pačioje gamykloje atliekama ir vaistų gamyba, tai ten tikrai turės būti ir geros gamybos praktika, ir na, toks kaip ir žingsnis link to, kad na, nebus netyčia tenai kokio nimesulido, nes ant tos pačios gamybos linijos buvo tabletuojamas tas pats preparatas. Raudonas vėliavėlės, ypatingai internetiniai prekyboje, yra pernelyg optimistiški pažadai, greiti rezultatai, natūralus dopingas, antidopingo agentūra rekomenduoja ir panašiai. Nors vienas dalykas, nei viena antidopingo agentūra nerekomenduoja papildų ir, na, taip iš esmės klaidinami pirkėjai ir, na, bandomi privilioti iš esmės. Taip pat reikia žiūrėti, mėgsta tokios kompanijos susikurti savo kokybės standartų logotipus. Tai va, čia tokie pora pavyzdžių, kurie, na, jie yra tiesiog kompanijos susikurti, ten koks nors deimantinė kokybė, ten premium kokybė ar panašiai. Ir, na, patys susikūrėm, patys užsidėjom, bet niekas mūsų nevalidavo, ką mes čia skelbėmės. Ir kitas dalykas, tai yra raudona vėliavėlė, kai maisto papildus, mato maisto papildų reklamą su žmogaus, dažniausiai žymaus žmogaus, tai čia paskutinis toks garsiai nuskambėjęs atvejas yra Beata Nicholson ir buvo reklama maisto papildų lieknėjimui. Na, pati Beata nedeklaravo, kad jinai atstovavo šią kompaniją ir kad turi su ją kažkokių ryšių, na tai irgi toks įtarimas kyla, ką jie ten iš tikrųjų parduoda. Dar yra įdomus ir toks visai vertingas Australijos sporto institucijos kvalifikacijos pateikiami duomenys ir jie klasifikuoja maisto papildus pagal turimus saugumo, veiksmingumo ir atitikimo VADA taisyklėms duomenis. Yra išskiriamos 4 kategorijos, iš kurių aukščiausia A, tai yra gana saugus ir naudingi papildai ir taip toliau. Kitos kategorijos, na, ir nors tai nėra 100% garantas kokybės, na, bent jau to saugumo ir saugumo duomenis ir vartojant atitinkamą medžiagą tikrai gali tikėtis to pageidaujamo efekto. Ir pavyzdys iš tos kvalifikacijos, čia paėmiau A grupės klasifikacijos 2 kategorijas, tai medicinės paskirties papildai ir sporto rezultatus turintis pagerinti papildai. Ir, na, matot, kokie išvardinti ir man irgi buvo naujiena, kad net ir burokėlių sultis yra tas tokių sporto rezultatus gerinantis azoto junginių šaltinis. Ir, na, bent jau pasiskaitę žinom, kad nėra tik tai pramanas ar reklaminė kažkokia agitacija ir iš tikrųjų turim duomenų, kad tai yra efektyvu. Kokie dar gali būti šaltiniai dėl to efektyvumo, tai bandžiau paieškoti tokių duomenų bazių, kurios būtų laisvai prieinamos ir nemokamos. Tai vienas pavyzdys yra Skaidriai ir čia yra, na, tiesiog bendras sąrašas įvairių maisto papilduose būnančių medžiagų ir neapsiribojant sportui. Tai galit patikrinti bet kokį papildo sudėtinę dalį ir, na, kokius turime duomenis. Ir, na, tas vertinimas jisai yra palyginti pagal tą aukštą standartą, kuris netgi galbūt ir vaistam būtų taikomas. Tai tarkim, iš spanguolės atsiverčiam spanguolių
reportą ir žiūrim, kokie turimi duomenys, kam jos vartojamos, kiek mes tų duomenų turim ir kaip reikėtų saugiai vartoti ir panašus dalykai. Dar galimas informacijos šaltinis yra Europos maisto saugos agentūra ir jie irgi pateikia saugumo duomenis, saugumo duomenų ataskaitas, kurias galim viešai pasiskaityti ir ten tikrai būna įdomių duomenų ir toksikologiniai tyrimai ir epidemiologiniai kai kuriais atvejais. Ir, toks patikimas yra šaltinis, kuriuo galim pasitikėti. Taip pat, jeigu tos pačios medžiagos įeina ir į vaistų sudėtį, apie jas informacijos galim ieškoti Europos vaistų agentūros puslapyje, suvedant vaistinės medžiagos pavadinimą, ir atlikus paiešką galima rasti ir visoje Europoje registruotų vaistų informacinius lapelius, kokia tai medžiaga, kaip jinai veikia, koks jos mechanizmas, kokie galimi šalutiniai poveikiai ir panašiai. Tai irgi toks patikimas šaltinis. Ir pabaigai, tokia visai tinkama man pasirodė citata yra garsaus futbolininko Pelė, kad ta sėkmė nėra atsitiktinumas ir tai yra sunkus darbas. Ir kartais atrodo, kad jeigu gersiu aš tą super turbo papildą, būsiu dar geresnis ir stipresnis, bet be darbo ir elementarios mitybos, miego režimo, to tiesiog nebūtų įmanoma pasiekti. Papildai yra tik tai jau po to jau tas papildomas žingsnelis, kurį mes darom. Ir noriu padėkoti už dėmesį ir jeigu sugebėsiu, galėsiu pabandyti atsakyti klausimus. Ačiū labai, Gabrielė. Tikrai daugiau sužinojom apie tai, kaip tie vaistai ir papildai patenka pas mus ir kokie saugumo reikalavimai jiems taikomi. O dabar turim klausimų iš praktinės pusės. Tai Modesta klausia, geležies vartojimas ryte ar vakare, kiek laiko turėtų praeiti, kada jau galima vartoti kavą bei pieno produktus? Taip, geležis, kadangi jinai yra, tokia įnoringa, jinai taip labai pasisavinimas jos labai veikiamas yra maisto produktų ir tame tarpe minima kava, pieno produktai, arbata lygiai taip pat. Nebūtinai tai yra kava galbūt kartais turima kaip kofeino šaltinis, bet tai, kas mažina geležies absorpciją, tai yra rauginės medžiagos, kurios yra ir arbatose, ir kavoje, ir daržovėse galima jų aptikti. Tos sąveikos tikrai vyksta. Kada ryte ar vakare, reikėtų žiūrėti visą tą savo papildų protokolą, nes galima ir taip, ir taip. Jeigu yra nustatytas geležies stoka ir reikalingas gydymas, jau kaip ir jau anemiją galima laikyti, tuomet yra skiriamas vaistinis preparatas ir jisai dažniausiai vartojamas ryte, tuščio skrandžio, pusę valandos iki valgio. Ir pusę valandos iki valgio yra ne tik dėl to įsisavinimo, gerinimo tikslo, bet ir tam, kad tie geležies preparatai dažnai sukelia skrandžio dirginimą ir iššaukia ir pykinimą, ir negerą savijautą. Tai jeigu tai yra vaistas, tai parekomenduos, papasakos ir turėtų tą padaryti ir gydytojas ar vaistininkas ryte prieš valgį. Jeigu tai nėra jau anemija, tas trūkumas nėra didelis, ar reikia tik tai nedidelio papildymo, ar kalbam apie maisto papildus, tuomet žiūrim į savo rutiną. Jeigu sugebat atsikelti ten pusvalandžių, valandą anksčiau iki pusryčių, tuomet gerkit ryte maisto papildą. Bet jeigu niekaip neišeina ryte atsikelti anksčiau, valanda prieš papildo vartojimą, tai galima tą padaryti ir vakare. Ir aš pati geležį vartoju būtent vakare, nes ryte kartais sunku viską suspėti, susireguliuoti su visa šeiminė ranga. Ir tas irgi yra ok, nes jeigu nėra to skrandžio dirginimo ir galite miegoti, tai galima ir vakare. O laikas iki kavos ir pieno, valanda, 2? Pagal skrodžią. Valanda 2 bent jau ir po toks
tarpukas. Mhm. Dabar antras klausimas irgi iš Modestos. Ką manote apie inozino betalanino masę ekstraktų vartojimą ilgų distancijų bėgikui? Na, turbūt Inozinas ar čia inozitolis? Tikriausiai ne. Jeigu gali patikslinti. inozinas. Žinau tik tai maką. Ir maka, ateina iš Pietų Amerikos tradicinės medicinos ir būtent to ištvermės būtent atžvilgių. Ir veikia per lytinių hormonų sistemas. Ir tradiciškai buvo vartotina tą ištvermės didinimui ir dabar maka taip pat vartojama ir libido gerinimui ir lytiniai funkcijai. Tai ilgų distancijų bėgikui, taip remiantis tradicinę patirtimi, taip, bet jeigu žiūrėsim į tuos tyrimus, tų tyrimų nebus tiek daug. Gal daugiau su gyvūnais ar su ląstelėm. Toks galima pabandyti. Taip. Inozinas, nežinau, ar čia ta tikrai medžiaga, bet aš jos pačio inozino nežinau. Inozitolis, žinau, yra tokia medžiaga, tai jinai didina ląstelių jautrumą gliukozei, toksai kai kurių netgi ir susirgimų atvejais rekomenduojamas vartoti. Ir galbūt ir gali būti, jeigu kalbam apie inozitolį. Vartojimas ilgų distancijų bėgikui, dėl to geresnio, efektyvesnio gliukozės įsisavinimo. Betalanino negalėčiau pakomentuoti. Dar vienas klausimas, ar inulinas atstoja skaidulų vartojimą? Ir taip ir ne. Skaidulas mes turėtume gauti su daržovėm. Ir daržovės, aišku, bus ne tik skaidulos, bet ir polifenoliai, ir jie irgi turi savo tą teigiamą efektą bendrai visai sveikatai. Inulinas, jisai, kaip skaidulinė medžiaga, jisai gal daugiau būtų maistas tam mikrobiotai, kuri mūsų žarnyno visą tą gerbūvį reguliuoja. Bet variantas gali būti taip. Dar vienas klausimas, ar tribulus terestis papildai turi poveikio testosterono žmogaus organizme gamybai? Ar yra kokių nors klinikinių studijų, jog tokie papildai turėjo tokį efektą? Trumpai atsakant, taip, studijų aš esu radus ir bent 3 mėnesius vartojant tribulus preparatus yra kliniškai fiksuojamas testosterono, DHEA padidėjimas ir dihidrotestosterono koncentracijų padidėjimas kraujyje. Tai tas efektas kliniškai matomas. Ir yra ir papildų, yra ir vaistinių preparatų, ir renkantis tikrai galim pasirinkti ir tą kokybės kategoriją ir atitinkamą preparatą įsigyti. Studijų taip. Dėl papildų kokybės, čia klausimas, ar ten kiek ten bus, bet jeigu, tarkim, renkas žmogus papildą su tribulus terestris ekstraktais, tai būtų geriau žiūrėti, kad tai būtų standartizuotas ekstraktas su įvertintų kažkuriuo metu tų aktyvių komponentų harmalino ir harmano kiekiais. Toks būtų rekomendacija. Jeigu tai nėra vaistinis preparatas. Dėl vaistinio preparato galim būti taip daugiau užtikrinti. Dar vienas klausimas iš Modestos apie saldiklius, kadangi tikrai saldiklių būna ir geliukuose, ir sportininkų maiste. Ar saldikliai ksilitolis ir stevija yra pavojingi sveikatai? Ar reikia riboti? Ksilitolis, aš kiek domėjausi, jo didelė dozė tai yra 10 gramų, liuosuoja vidurius, tai gali tokį turėti poveikį. Ir jeigu daug matot, ten suvartojot ir toks poveikis pastebėtas,
na tai gali būti nuo ksilitolio. Paprastai jo ten nebūna tiek daug, nes jisai baisiai saldus yra. Gal net 300 kartų saldesnis už cukrų. Ir Bet pavojaus sveikatai? Sveikatai, na tik tai dėl viduriavimo sukėlimo ir atitinkamai dėl viduriavimo metu parandamų elektrolitų gali būti toks pavojimas. Stevija, na, tas saugumo langas būtų didesnis, bet tai irgi labai saldus yra komponentas. Pavojus sveikatai, na, bent jau aš nesu susidūrus su duomenimis, kad būtų labai pavojinga. Tikrai yra, pavyzdžiui, aspartamas būtų pavojingesnis. Kuo aspartamas yra pavojingesnis? Na, dabar matosi, kad vis daugiau surenkama duomenų apie karcinogeninės jo savybės. Tai, na, tokie nelabai geri efektai ir galim tikėtis, kad ateityje aspartamas bus uždraustas maisto produktuose. Ačiū labai. Ar dar turite klausimų? Kadangi klausimų nebėra, tai dar kartą labai noriu padėkoti Gabrielei už išsamų pasakojimą apie visus tiek maisto papildus, tiek vaistinius preparatus ir už atsakymus į klausimus. Išjungsiu mūsų įrašymą